Na va, iš Vilniaus išvykstame Lietuvos gražiais keliukais. Raimondas ypatingai susikaupęs. Net šypsenos neparodo, kaip susikaupęs. Yra reikalavimai. Va čia. Ką? Valgančių nereikia, ne, aš turiu pradžiai užfiksuoti, kad visus parvežčiau, paskui žinočiau, ką parvežti, ką išvežam. Galva ir nuomonė iš karto. Ir nuomonė iš karto įvairiausi čia prieš išvyką. Kažką norėjot pasakyti tikrai. Nu, dar... Gal bus galima pažiūrėti? Paskui galima bus, galėsite pasižiūrėti save sugrįžę. Greičiausiai bus taip. Greičiausiai bus taip, kad čia pusė autobuso žmonių nebėra. Net aš jūsų čia negąsdinu, pasižiūriu, kas važiuoja. Įsiamžinti, paskui, kad kas važiuoja. Va, kaip ten. Bet niekas nieko dar nepasako kažkodėl, jokių minčių. Ne, aš čia dėl jūsų jau, jeigu jau viskas pasiseks, tai gal jums tada, gal jūs save pamatysit, ką jūs veikit Kroatijoje. Gerai. Taip jau būna. Tada vadovė šakuojama. Asmeninė informacija. Siela, nufilmuokit, kaip kasas pina, taigi nedažnai taip būna gyvenime. Tikrai nedažnai, tikrai. Reikės nutrūkim, aukščiau pradėti? Tai labai pasiekė. Jo, nebetikės. Bet ir ką ten galiorka veikia? Valgo, aišku. Ai, valgo, tai alkani visi išvažiuoja. Aš irgi alkanas išvažiavau, reikės eiti. Tai vat reikės kartu ir ten prisijungti. Aš pirma, man neleidžia, aš taip sakant, sąžinė. Tai turėsi pastatyti nemažesnį. Va. Kelionės pradžiai, o etiketę galima būtų pamatyti, ką jūs čia naudosit. Kieno čia gamyba? Na, o dabar matysite šitą nuostabų kolektyvą šios nuostabios jūros Adrijos pakrantėse. Tai horizontas, sako, filmuoju, ne žmonės. Noriu parodyti, kur mes čia šiandieną atvykome. Aišku, ne visus aš čia pamatysiu. Čia keletą žmonių. Vienas iš jų Audrius vardu. Va. Čia dar vieną kitą pamatysim įsitaisiusi. Čia vienas iš kirovcų. Kokių kirovcų? Nu, vairuotojas. Akivaizdus kroatas. Kroatas, akivaizdus. O mūsų žmonės, ko čia maudys kur nors, ne? Nu, nesvarbu. Ką rasim, tą ir rasim. Ką rasim, aš čia labai akmeniniai. Nu, prašau mane trukdyti, o šitas gražus mergytės pafilmuosiu. Jos čia. Lietuvos sūriai. Sūriai, akurat, nu. Nu, kodėl jūs tokios baltos dar, nu? Matai, kur jau akis krypsta. Ir ponas Jonas dar irgi jau įdegė, ja. Va, jeigu aš uždėsiu akinius, įsivaizduok, kokie bus visi rudai. Įdegė. Žaliai. Palauk, o čia irgi mokslininkai irgi. Bet matai, vienas prieki, kitas kitaip, nu, paskui nepažinsi nieko. Na va, o čia mes dabar kempinge. Bendras vaizdas ir eisiu paieškoti savų, kur ten palapinė susistatė.
irgi ten gyvena. Labas rytas. Kur jūs čia visi gyvenate? Labas rytas. Va čia toks bendras vaizdas. Kažkur visi, gal kas miega dar, gal kas jau maudosi, o ten jūra. Netgi ir po 3 ir vienų buvo. Na, matot. Kažką ne taip, o ten ne mūsiškiai. Ne. Mes susišvarė iš namų, tik nesupratom, ką reikėjo daryti. O jūs čia taip išsimėjote, išsiblaškė? Gyvenimo būdas. Nu gerai, ir ten va žmonės jau. Norėjau iš už kampo pažiūrėti, ką jūs čia veikit, ar neišdykaujat labai. Šį bei tą veikėt, skanaus, labas rytas, ko nemačiau. Va, ir čia dar yra mūsų. Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojasi? Noriu užfiksuoti istorinius dalykus. Kas? Mačiau. Va, miegojosi gerai. Ką jūs čia dūmojat dabar prie medžio? Mes turim auksinę kavą. Auksinę kavą. Vienintelė kava, kurios negalima išlieti, mes važiuojame. Skanaus. Labas rytas. Ačiū, ačiū. Na va, išvažiavome pasivažinėti po Istros pusės. Atvažiuosime mes į ratu. Labai gražu. Va. Čia labai rimtai Raimondėlis nusiteikęs. Ne, šiandien aš labai linksmas. Va, pažiūrėsim kaip liaudis. Visi stebi. Labai visi gerai išmiegoja. Žvalus, gražus visi. Laimingos moterys visas labai. Va. Nu, va taip. Jūros grožybės. Čia jau vietinis radijas. Kokie vaizdai. Va. Kaip tie kiparisai specialiai atrodo, jie turbūt ir susodinti yra. Ta vaizdas būdėviškas. Tai buvo 3, aišku. Bendri vaizdais. Šakės kaip gražiai. Ir kaimo radijos. Prie to grožio dar ir gražių moterų ir vyrų. Nu tai jau dabar pasakokit, kaip čia jums. Šilta. Šilta. Praleisit, pažiūrėsit. O. Šilta, daug kremo reikia. Kremo reikia? Bet čia negerai debesuota. Mes turim dar tepalų, jeigu ką. Ir iš vidaus, ir iš išorės. Ja. Nu, kaip čia Galiorka gyvena. Gerai, puikiai po nakvynės. Šiandien daug visi laimingesni ir laimingesnės aš žiūriu. Šypsenos, ką jau. Tikslas pasiektas. Tikslas. Nu, tikslas. Va. Šypsenų tikslas pasiektas. Kondicionieriaus neužtenka, reikia pasivėdinti dar. Nu, toj buvo labai įkaitis, autobusas gal atvės. Čia poza. Kada filmas bus, manau? Filmas bus. Nu, filmą Vilniuje žiūrėsite.